Nu, viskas vlogas, nagiukai padaryti, plaukai padaryti. Va, kaip parelis pasikeitė po vakar. Apamos. Visai buvau pamiršus, kad galima gėlį išgerti. Negaliu atsižiūrėti. Ką tik papuosiu ant storiuką, treneris filmuoja rilsiuką. Labas rytas, labas rytas. Šiaip koks jau čia rytas. Dabar yra 10 valandų. Prokrastinu bėgti, nes vakar turėjom atkarpas, šiandien lengva diena ir rytoj vėl turiu atkarpas. Atsiuntė treneris, kaip atrodys mano savaitė prieš Europos šampą. Tai pirmadienis atkarpas, antradienis laisvė, trečiadienis atkarpas ir tada šeštadienį prieš varžybinę. Prieš varžybinę jūs turbūt jau žinot, kas žiūrit mano video. Labai ten lengva treniruotė ir antradienį jau varžybos. Tai mes Palangoj iki šeštadienio, tada grįšiu, susikrausiu reikiamus daiktus ir sekmadienį jau išskrendu į Birminghamą. Šiandien galvoju praspėję gal kokius 6 mylias, tai apie 10 kg, biški mažiau nei 10 kg, labai lengvai. Ir rytoj turėsim vėl kažką, nežinau kokios atkarpos bus, vakar darėm visai aštrias atkarpas, tai gal labiau kažko tokio tempo, net neįsivaizduoju. Treneris tikrai biški pasikeitęs su planais, stebina, bet man patinka. Tai va, šiandien šiaip turiu plaukų tonavimą pagaliau. Šiaip visą savaitę man atrodys labai daug visokių procedūrų, kas yra šiaip labai fainai, nes kadangi man dabar mažėja krūviai, aš darau mažiau, tai man reikia kažkaip užsiimti save, kad nepermąstyt, kad neužtektinai darau ar panašiai. Tai aš tikrai turiu prisirašius visko šią savaitę. Šiandien darausi plaukus, tada rytoj turiu blakstienų laminavimą ir dabar galvoju, reikia pasižiūrėti, nes lyg ir turiu blakstienų laminavimą ir tada nagus ketvirtadienį, bet aš kažkaip sumaišiau. Pasižiūrim. Man tai patinka per tas programėlę, žinokit, užsirašyti žiauriai fainai. Ne, ketvirtadienį turiu plaukų procedūrą, o rytoj turiu blakstienų laminavimą ir antakių laminavimą ir dar ketvirtadienį darysiu nagus. Ir penktadienį dar turiu masažą. Žodžiu, prisirašiau visko, nes vis tiek man reikia ir nagus susitvarkyti, pasidaryti prieš Europos šampą, ir man plaukus reikia pasitonuoti, ir mano plaukai šiaip tokie pavargę, tai noriu pasidaryti procedūrą. Tai va, ir labai mėgstu pasidaryti blakstienų laminavimą visada, bet norėjau išlaukti kuo arčiau Europos čempionato, kad kuo gražiau tos blakstienos atrodytų, nes dabar čia kol kas manęs tiek daug kas nemato, tai viskas okei. O dabar žiūriu, nes reikia pasižiūrėti viešbutį, reikia pasižiūrėti grįžimą į Ameriką, nes mano draugės vestuvės yra kaip grįžtu, tai noriu pasižiūrėti, susiplanuoti viską, nes reikia ir viešbutį užsibukinti ir pasižiūrėti, kokie bus planai, tai planuojuosi biški dabar ir reikės eiti bėgti. Nu žiūriu, žinokit, užtruko man tik tai kokias 3,5 valandos prisiruošti bėgti, dabar yra beveik 12. O ko ne, einam prasibėgsim. Šiandien batai, nekreipkite mano betvarkę, žinau, kad aš jau gyvenu čia, bet mano batai šiandien Vomero Plus. Ok, let's go. Aš tik po krosiuko, paprašiau ledo apačioj, dabar pašaldysiu kelius ir dar paprašiau, kad padarytų man šaltą latę. Tai po bėgimo šalta latė, tai labai gerai. Jo, bėgant tokiu laiku, tai iškart jaučiasi, kad ir pulsas didesnis, nes šilčiau laukia ir viską, bet viskas gerai, šiandien labai lengvai prasibėgom. Jau pabiški mažinu krosiukus, šiaip dažniausiai bėgu apie 7 mylias, tai čia gaunasi virš 11 kg, bet šiandien kažkur 9,6 prasibėgau, 6 mylias. Dabar jau lengvai, nes daugiau atkarpų darom ir man liko lygiai savaitė iki 800 startų Europos čempionate. Tai va, pašaldysiu koją, išgersiu latę ir eisim pietaut, nes taip užsivėlinau, dabar gal po 12 kem, o pietus 1 valandą. Apsirikus laiku vos nepraleidau, tai ne po 3:30, man pulkai 3, tai greitai lėkiu nusiprausti ir lėksim. Nu viskas atlėkiau gerai, kad išvažiavau biškį anksčiau, nes Palangoj šitoj vietoj, kur aš atvariau plaukų, tai labai sunku ras kur mašiną pastatyti, bet radau tokią aikštelę prie to čia spa, kur man darys plaukus ir lygiai ir viskas okei. Tai pastačiau mašiną ir dabar einam plaukučių darytis. Kaip tik va, po 2:05, o man 3 reikia, tai dar reikia surasti kur nulėkti, nes neįsivaizduoju per kur čia eit.
koks grožis, valandėlė ir kaip naujas žmogus. Tai pasikirpau, pasitonavau, tai dabar labai liuks. Bet man tas jų išdžiovinimas, kaip padaro, man reikia pačiai išmokti, jaučiu reiks Dysoną pirkti, nes labai geras dalykas. Bet atsišviežinau, yra problema. Aš kaip matot, naujoje mašinoje, nežinau ar matot, dabar turiu X3 ir man reikės rytoj biški kontento pafilmuoti, bet man reikia nusiplaut mašiną. O Palangoje nėra normalios tunelinės plovyklos, ten Cirklė ar kitos, nu aš sakiau, nenoriu su tokia mašina. Aš kalbu apie ProBrota, Express ir žodžiu. Ir yra tos, kur pačiai plauti, bet aš nenoriu plauti pati, nes man plaukai susigadins. Jaučiu vis tiek reikės, bet gaila, nes apsitaškau po to visą. Nežinau, bandau Justiną paklaust, bet jisai turi kažkur išvaryti. Ai, jis už valandos išvaro. Nu, davai, paklausiu Justiną, gal padės man vyriškis. Negaliu atsižiūrėti. Labai gražiai. Mašinytė nuplauta. Dabar bandom su Justinu išsiaiškinti, ar galima čia pasikrauti, nes pas mus yra hibridas. Ir niekada nesam krovę, bet yra pakrovėjas. Tai įdomu, ar kainuoja ar ne. Aš sakau ne, nes Amerikoje tai nekainuoja. Nu, pavyzdžiui, viešbučiuose, ar aš taip manau, nežinau, gal meluoju. O jisai sako kainuos, nu tai paklausim, kainuos ar ne. Tai reikia pasakyti šeiminas, tai gal... Aš jau kambarį, kaip matėt, pasidariau procedūrą. Indiga berods keliai. Tai klausiam, kiek kainuoja pasikrauti mašiną ir ale 20 eurų. Bet žodžiu, įdomu, dėl ko aš sakiau, kad Amerikoje nekainuoja, bent jau aš, ką žinau, pas mane apartamentų kompleksai nemokamai krauna, tai aš nežinau. O dabar yra po 5 biški, turbūt pasidarysiu biški darbelių turiu. Ir po to jau lauks po 6:30 vakarienė, tai dabar labai ramiai. Pagaliau šiandien padarysiu blakstienų ir antakių laminavimą. Žiauriai laukiu, nes nieko nebereiks daryti, nors ir taip aš nieko nedarau, bet... Negaliu atsižiūrėti savo plaukus. Man reikia išmokti, kaip taip gražiai išvenuoti juos, nes nu tokie purus, gražus ir nežinau. Žinokit, vakar negalėjau užmigti visiškai. Nu, miegot gal po 12 tik tai, gal net vėliau. Ir reikia keltis 8, tai žodžiu. 8 valandų šiandien tikrai neišmiegau, bet turiu blakstienų laminavimą ir antakių laminavimą po 1:30 ir aš dažniausiai neapinu, kai man daro, nes užtrunka virš valandos pusę. Tai, žinokit, neblogas laikas paneapinti, tai viskas okei, paneapinsim, bet nežinau, net gal nežiūrėti laikrodį, kiek mes miegom, nu pasižiūrim. Septynias valandas 2 minutės. Kas matėt? Bendradarbiavau su gėriu, bet žodžiu, aš visai buvau pamiršus, atsimenat, kai sakiau, kad aš geriu kefyrą, labai mane matot. Bet aš visai buvau pamiršus, kad yra gėris. Tai, žinokit, aš tikrai visada nuo probiotikų pradedu, nu man čia yra must.
Visai buvau pamiršus, kad galima gėrį išgerti. Tai su vitaminais. Cheers. Aš tiesiog 2 gurkšnius sakysiu varau ir viskas. Va. Tokie mano rytiniai šiotai. Ir dar žodžiu, aš nemelosiu, man biški pusryčiai viešbutį pabodo. Tai aš turiu košę, turiu bananą, turiu visko, ko man reikia, tai padarysiu košytės, nes ten buvo košytė, bet man labai nepatiko. Nu, labai paprasta tokia, tai aš mėgsiu prisibombinti ją. Tai aš pasidarysiu dabar ir pavalgysiu vis tiek jau 8:30, o mes išvažiuojam 9:30, tai tiesiog čia pavalgysiu ir viskas. Kaip į mano kavytę stikliniai. Bet aš tiesiog pasidariau va šitą košytę ir tada dėjau jogurto, šilauogių, riešutų sviesto. Košė nefokusuoja manęs. Jo, dabar jau be 29, tai pavalgau. Aš jau susiruošus. Pažiūrėsiu, kiek pavyks pafilmuoti, nes turėsiu nufilmuoti reelsą su BMW iš treniruotės. Tai daug būsiu visko užsiėmus, bet treniruotė šiandien labai paprasta, tiesiog prasuk kojytės, nes kaip ir nežinau, ar minėjau, kad mes darėm treniruotę pirmadienį, darom trečiadienį ir darysim šeštadienį. Tai tokios 3 lengvos, sakyčiau, visai treniruotės, nėra visiškai lengvos, bet tokios ne per daug aštrios. Tai va. Viską filmuojam, mes jau stadione, ką tik papostom storiuką, treneris filmuoja reelsiuką, gerai suderinau. Ir mes atvarėm į treniruotiuką. Goofy mood. Apšilimas Dane. Saulė kepina taip vien kaip šiandien. Tikrai labai šilta, gerai, kad treniruotė nėra labai ilga. O, girdžiu, filmuoji. Treneris nedaro drilsų tiek, tai pafilmuos. Net nereik prašyti, užsitraukia pats kamerą, girdi. Ką šiandien turim, pamatysit Instagrame. Nerodysim per YouTube šį kartą. Atkarpėlės Dan šiaip labai gerai sekės, labai geras oras. Patenkinta, pagaliau vėjas nėra didelis Palangoj šiandien, tai iš vis liuks. Ir šiaip visa suprakaitavus, nes su visinu, kaip šnekėjom, tas oras Lietuvoj tai labai dušnas. Šiandien gal 27 laipsniai, bet dabar toks jausmas, kad būtų kokie 3. Aš jau grįžau. Dar vienas maišas ledo. Darysime šaltą vonią po atkarpų. O gerai šaltas vanduo bėga. Sveikinu, dedam ledą. Einam pietukų ir tada eisim pasidaryti antakių ir blakstienų iš karto po. Nu va, aš jau po šiaip žiauriai gražiai padarė, wow. Pirmą kartą darius antakių laminavimą, tai wow. Ir blakstienos atrodo katų. Labai patenkinta. Noriu trešnių. Važiuoju iki Lidlo pasimti. Trešnės Secured. Nusipirkom šokoladą. O kodėl trešnės iš Lidlo? Nes labai skanios Lidle. Visio, lėkiu namo čia, nes reiksiu redaguoti reelsą. Žiūriai šilta šiandien. Gal reikėtų pasitekinti, bet užtenka, jau vakar pasitekinam. Plemba, redaguoju reelsą ir man čia skambina. Kažkas tas telefonas taip garsiai skamba, aš nesupratau, kas čia vyksta. Žodžiu, sako, laukiam Gabijos masažę. Aš galvoju, šiandien, tai aš penktadienį užsirašiau, o šiandien trečiadienis. Einu, sakau, žinokit, aš ne šiandien užsirašiau penktadienį. Tai gal, kaip sakiau, penktadienį, trečiadienį, tai kažkaip susimaišė, bet gerai, kad leido persirašyti, nes, aš norėjau penktadienį, tai žodžiu nulėkiau, bet leido persirašyti penktadienį, vietoj trečiadienio. Tai viskas liuks dabar. O aš jau baigiau redaguoti savo reelsiuką. Tai galvoju dabar, ką su šitų vlogų daryti, ar jau eiti redaguoti šiandien, ar dar rytoj pafilmuoti. Įdomu, kiek tos medžiagos yra. Pasižiūrėsiu. Good morning! Neužbaigiau vakar vlogo, tai dar pratęsim šiandien, bet šitas outfitas
nu, ta prasme, gražiausias outfitas, kokį esu turėjus, aš nemeluosiu, žinokit. Šitą bliuskutę pirkau Nike Lietuvoj, o to šortukus, kaip atsimenat, Amerikai. Tai žiauriai gražu, tik tai lyja laukia. Šiandien prasbėgsim lengvai 6 mylias, 9,6 kilo ir eisim padaryti pratimukų į džymą. Taip pat šiandien turiu plaukų procedūrą ir pasidaryti nagučius. Tai laukia exciting diena, kaip aš nukreipiu mintis nuo Europos čempionato. Prisibukinu visokių grožio procedūrų. Žinokit, čia yra mano toksai atsipalaidavimas, yra toks mano zen laikas, poilsio laikas. Eisim dar šiandien dieną kartu ir jau užbaigsim vlogą, nes šiaip nemažai prifilmavau. Žinoma, kai keli visą turinį ir po to redaguoju, labai daug kas nusikerpa, tai pasižiūrėsim, kiek aš jam prifilmavau, bet visas gerai. Einu ruoštis, nes turiu jau leistis į apačių už 5 minučių. Apsikrovus laiku, nes dar pasidarysiu procedūrą po bėgimo keliui ir nuvažiuosiu rūbų pabaigti įsiskop, nes vakar pradėjau ir dabar pabaigsiu. Va, kaip orelis pasikeitė po vakar. Lietutis lyja, biški vėsoka, bet it is what it is. Aš jau kelsiu krosą, labai lengvai prasibėgom šiandien, bet žodžio. Aišku, mūsų lėjo, ant galo liko 5 minutės ir pradėjo pliaupt belenkaip ir žinoma dabar saulė išlindo. Tai liuks. Gerai, dabar lekiu išsiskalbt rūbų ir reikės pasidaryti smūginę terapiją kelį. Plaukų procedūra dan. Čia kaip nieko nespėjai, tai ir noriu... Čia kaip nieko nespėjai, noriu valgyti ir nebeiškentės iki vakarienės, tai kruasanas iš kofeino padarys darbą. Dabar lekiu daryti sekretingą nagų. Tiesiai. O, ir dar šneku su gabaliuku, bet nieko. Šiaip geras dalykas, nes nežinau, kad man procedūrą darė lygiai ten pat, kur dariausi plaukus. Tai plaukų tonavimą. Tai va, gerai, jau turiu lėkti į nagus, tai lekiam. Nu, viskas vlogas, nagiukai padaryti, plaukai padaryti. Manau, pavaisiu čia vlogą. Ką norėčiau pasakyti šitam vlogę, tai mylėkim mūsų grožio specialistės lietuvaitės, nes niekur taip kitur gražiai nedaro. Aš kaip grįžtu namo, aš jaučiuosi kaip naujas žmogus. Gerai, nedaug žiaužiauju, ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad praleidot šitas dienas su manim ir susitiksim kitam video. Čiau! Dar per tą pačią norėjau parodyti, kaip mus maitina gerai, čia žiūrėkit. Čia salatikės, čia tik tai pirmas patiekalas. Ir dar aš gavau visą vištieną. Žinokit, valgom kaip karaliai. Dabar jau tikrai. Čiau.